Taigi po įrašo, kas vyksta subtiliame ir fiziniame lauke, kurį aš tik tai neseniai išleidau, sekančią dieną vyko restruktūriniai organizaciniai darbai, ypač subtiliame lauke. Ir tiesiog dauguma žmonės klausia, kas tai vyksta, kodėl taip vyksta, dėl čia apie karą. Taigi kariniai veiksmai США ir Iranas, taip, konfliktas įsiliepsnojęs, duoda tokį būtent stūmoklį per transformaciją būtent šiame lauke. Reikia suprasti, kad tai, kas turi įvykti, tas vyksta visas irimas. Tankiame lauke jau yra griuvėsiai, dabar viskas turi pereiti į fiziką. Ir būtent nuo fizikoje viskas prasideda. Per ugnį, per vandenį, per drebėjimus viskas irs. Viskas prasidės irimas viso matricinio lauko. Taigi trečiasis matricinis laukas ir ketvirtasis matricinis laukas, jisai turi atsiskirti. Ir atsiskiria, vyksta per tokius reikalus vyks. Ir tai, kas turi išeiti, tas išeis, reikia suprasti tai, o išeis pagrindė tai tos sielos, kurios yra turinčios kontraktus, taip, turinčios karminės užduotis, būtent, kad išeiti per šios konfliktus, per šios karus, nes jūs neįsivaizduojate, kiek yra sielų atėjusių į žemę, kurios praeituose gyvenimuose žudė, niokojo ir jos dabar turi ateiti, jos atidirbti turi karmą. Ir tam, kad karmą atidirbti, jos taip pat turi išeiti, turi būti nužudyti šiame gyvenime. Taigi, viskas vyksta ne šiaip sau ir viskas vyksta su tam tikrų tikslų. Ir daugiausia būtent šiuose konfliktiniuose situacijose, veiksmuose išeidinės tokios sielos, kurios turi tos kontraktus, tos, kurios tas karminės sutartis turi, ir būtent tie fantomai, nes jūs neįsivaizduojat, kiek yra daug fantomų, kurie neša tik tai destruktyvą, neša ir jokio resurso neduoda. Žemė šiaip pradės atsikratinėti šiais fantomais ir būtent šie fantomai, dauguma jų turės išeiti per tokius veiksnius. Taigi čia visi šitie veiksmai yra duodami ne šiaip sau, tam, kad restruktūrizuotų, performuotų visą situaciją, visą matricą. Ir būtent nuo matricos tokios griūties prasidės nuo tokios griūties ir nuo kitokios griūties, o kaip ir sakiau, per ugnį, per vandenį, per visus gamtinės stichinės dalykus prasidės performacija į kitokius veiksnius, į kitą gyvenimą. Ir būtent tai yra būtent destruktyvi indeksacija ir per šią indeksaciją mes turėsime praeiti. Tai kas yra įsivėlęs, tai tas ir yra įsivėlęs, jisai ir turi būti, vadinasi, tuose veiksniuose. O dauguma mūsų, tai ir mūsų artimųjų nesam šiame lauke ir net nepatartina dalyvauti šiuose lauko struktūrose, vesti šios indeksus, vien tam, kad nesumažinti savo vibracinius dažnius ir vien tam, kad išlaikyti savo vibracinį toną. Tai yra svarbu, nes dabar yra indeksacinis periodas, per kurį pradės išeidinėti labai daug žmonių. Labai daug žmonių išeis ir bus dar įvesta nauja liga. Tai jinai bus pakeičianti florą, tai virusas, kuri pakeis visą jūsų florą, eis per florą ir būtent per šią florą galima išeidinės žmonės, nes kadangi flora, kuri turi persiformuoti jūsų organizme, jinai turi būti kitokia, jinai turi nešti konstruktyvius naujus indeksus, o šiuo metu jūsų flora yra daugiau destruktyvi.
Taigi virusas kabinsis prie jūsų organizmo per florą. Ir jisai taip pat bus, tas virusas, jisai bus nenatūralus, bet jisai veiks tame fone, kad jisai išves būtent iš lauko, iš trečio lauko irgi fantomus. Tai būtent tie žmonės ir jauni žmonės išeidinės, bet tai bus fantomai. Išeidinės tam, kad atlaisvinti vietą, nes jie yra neresursiniai, nestruktūrizuoti. Ir jie tik tai ima energiją, bet jas nedalina. Taigi, būtent tokie dalykai darosi būtent dabar. Taigi, kas liečia karinius veiksmus, konfliktus, tai yra perstruktūrizuojanti struktūra, kuri ves į vieną indeksacinį lauką. Tai vadinasi, ves prie to, kad bus viena teritorija, bus viena arba kelios kalbos, bus vienas egregoras. Tai nedaug egregorų, pavyzdžiui, kai krikščionis, ten budizmas ir visa kita, bus tiesiog atstatytas vienas egregoras. Ir tai ves prie vieno, taip kaip Atlantidos laikais, tai buvo viena teritorija ir viena Atlantidos rasė. Tai ir šiame laikotarpyje viskas eis prie to, kad viskas bus vienas laukas. Taigi taip pat būtent ypatingai pavasarinėme laikotarpyje yra dedami indeksai, kurie performuojantis visą jūsų matricinę lauką. Taigi, kai šitie indeksai prasidės vystytis materija, tvarkytis materija taip, kaip reikia. Taigi dar čia gali būtent ir šie kariniai konfliktai ir kiti gali būti dar tęsis kokius 3 mėnesius. O toliau viskas eis į materiją taip, kaip vyksta. Lygiai taip pat turės griūti visos ir politinės struktūros, ir kitos struktūros, sveikatos ir kitos struktūros. Viskas turės griūti tam, kad išeiti į naują. O naujas tai bus vienas laukas, struktūrinis laukas, kokybinis laukas. Ir šiame lauke bus kitokios energijos ir kitokie indeksai bus dėdami. Todėl būtų patarimas toksai, kad nevelta veltis į tai, kas griūna, nes tai, kas griūna, tas ir turi sugriūti, o reikia tik tai susikoncentruoti dėmesį į savo dvasinį augimą, į savo vibracinį augimą. Reikia suprasti, kad tas, kas dvasiškai auga, tas, kas rūpinasi savo vibracinę veiklą, tai jokiais būdais nebus įvelti į šį matricinį žaidimą. O indeksas turi praeiti. Būtent tas indeksas, kuris dabar eidinėja, tai jisai griovimo indeksas ir jisai turi praeiti. Tai, o kai jisai praeis, dėsis nauja struktūra, nauja materija. Taigi, kaip matote, per indeksaciją jinai vystosi politologijoje, klimate ir visose struktūrose. Taip pat klimate jinai vyksta jau senokai, bet ir būtent iki 28 metų jinai turės nusistovėti. Iki 28 metų. Taigi ir iki 28 metų turės pereiti ir kiti indeksai. Taipogi eina indeksas, geografinis indeksas, tai kaip mokslas, kaip geografija, jisai visiškai nueis į šalį, nes geografinės platumos jos keisis ir bus viena teritorija ir geografiškai visiškai pasikeis lygiai taip pat žemynai ir mūsų visa žemės struktūra. Taigi toks indeksas jisai jau dabar pradės vystytis ir materializuotis po truputį, todėl prasidės įvairūs potviniai ir judėjimai. Tai čia irgi taip pat priklauso prie šio indekso, nes tai turi būti
perstruktūrizuota ir performuota. Viskas turi būti pereiti į naują lygį, į naują restruktūrizaciją ir į naujas energijas. Ir tik tai naujose energijose kursis ir tvarkysis materija. Taigi taip pat žinote, kad energijos kyla, vibracijos kyla, žemės vibracijos labai stipriai yra pakilusios ir žmonės tie, kurie turi vis dar žemą vibracinį lygį, pagreitintų tempų pradės išeidinėti, nes, kaip ir žinote, yra žemė ir energijos, kurios kad palaikytų šių žmonių gyvybės, jau jų neužtenka, nes kaip ir nėra reikalo, nes tai neduoda jokios energijos. O kiekvienas žmogus turi energiją savo išspinduliuoti, išdalinti, o žemų vibracijų žmonės jos neskiria. Tai todėl jie bus uždaromi ir išeidinės po biškį tokie žmonės, tai išeidinės ir jauni žmonės. Taip pat, kaip ir sakiau, bus darysis indeksas, jau jisai yra užleistas, indeksas toks, kad bus lygos, kurios naujos visiškai lygos, taip pat bus siūloma ir nuo šių lygų ir įvairios vakcinos, bet tikrai neverta jas indeksuotis, nes tai visiškai sukaustys jūsų organizmą, visiškai pavers, neduos to rezultato, kokio jūs tikėjotės, o dar greičiau uždarys programą. Tai tiesiog tvirtai stiprinkite savo organizmą, stiprinkite savo imunitetą ir būtent į savo florą, nes per florą ateis šitie indeksai, kurie yra destruktyvūs. Ir kas svarbiausia yra dabar, būtent šiais metais ir aktyviai vystysis šitas indeksas ir vystysis per tai, kas yra išmetama į orą, į erdvę. Tai yra būtent jeigu yra rūkas, tai jeigu yra lietus, tai neikite, nesigerėkit, nereikia gerėti šiais dalykais, nes šiuose oro lašeliniuose būdų gali lengvai persėduoti būtent šitas virusas, nes jisai bus išmetamas per, kaip ir sakiau, per orą, per erdvę. Taigi ir jisai taip plis. Taigi, kai nulys lietus, kai praeis tas rūkas, tada galite, kai žemė jau pilnai susigers, tada galite džiaugtis tuo grynu oru, bet pasisaugokite save, pasisaugokite savo artimuosius ir kol kas, kaip žinote patys, kad tiek lietus, tiek rūkas, tiek kiti veiksniai yra pakankamai dirbtinai sukeliami ir sukeliami su įvairiais priedais. O tose prieduose ir įvairūs teršalai ir įvairūs, kaip ir sakant, biologiškai aktyvios medžiagos. Dabar žmonės, kurie aktyviai dirba su savo dvasiniu augimu, tai jie neša kitokią vibraciją, šitą vibraciją juos tiesiogiai perkels į visiškai kitą laiko erdvę, tai tiesiog jum nereikia domėtis tai, kas vyksta ir būtent akcentuoti ir žeminti savo vibracijas, tai tiesiog griūtis turi būti, o tai, kas neša tas aukštesnės vibracijas, tiesiog gyventi susikaupus savyje ir toliau kelti tas vibracijas. Ir taip pat žmonės, kurie išeidinės, o kiti žmonės yra sukaupę pakankamai vibracinės materijos savo monadoje ir būtent šios vibracinės energijos, jos lygiai taip pat gali perkelti šios žmonės į naujas energijas ir todėl šie žmonės dar išliks.
nes juos taipogi palaikys ir kuratoriai, ir kitų civilizacijų kuratoriai, jie bus kuruojami. Taigi kiekvienas žmogus bus aktyviai žiūrimas, aktyviai stebimas ir stebimi jo vibracijos. Taip pat dar turbūt jaučiate, kad labai suaktyvėjusios yra tamsiosios jėgos, galima taip sakyti, tai yra destruktyvios struktūros, kurios neša būtent destruktyvę ir visokios provokacijos, daromos įvairios provokacijos, kad tik tai sumažinti jūsų vibracinį dažnį. Taigi tie, kas turi paaukštą vibracinį dažnį, jiems bus sunkiausia iš vienos pusės, o iš kitos pusės jie yra sąmoningi ir jie labai taikliai ir sąmoningai galės suprasti, kur yra provokacija, kur yra ne. Ir jie vis tiek galės tai būtent per šį veiksmą sugebės išlaikyti savo vibracinį dažnį. Taigi tamsiosios jėgos ypatingai provokuos į visus žmonės, ypatingai vaikus. Vaikai iš viso jie yra neatsparus būtent jiems. Tai jūs tėvai, jeigu esate, ypatingai žinokite tai ir daugiau skirkite, patariama skirti jiems meilės ir daugiau bendravimo su jais, supratimo ir tos globos, tos meilės ir būtent apsaugos jiems reikalingos, nes jie yra jautriausiai toji grandis ir būtent ir taikinys bus lygiai taip pat, jie yra didžiausias taikinys šių tamsių jėgų. Taigi provokacijos bus ir bus ypatingai pavasarį, per šios 3 mėnesius ypatingai jų daugės. O taip pat žinote, kad kas 3 mėnesius vibracijos kyla. Tai dabar, kadangi suaktyvėjusios tamsiosios jėgos, įvairios būtybės, kurios nori jumis pervesti vibracijas, pažeminti ir pervesti atgal, pasiimti, nes vyksta arši kova už kiekvieną sielą. Ir jūs tai turite žinoti ir tai nepasiduoti būtent šiom provokacijom. Ir taip pat yra svarbu būtent šio laikotarpiu atrasti tą gyvenimo malonumą, atrasti tą džiaugsmą, atrasti savo sąžiningumą, tiesą savo pajautimą, gyventi pagal širdį. Tai yra patys svarbiausi indeksai, kuriuos turite indeksuotis. Ir nesvarbu, kas aplinkui bebūtų, reikia tiesiog žvelgti į save, į savo vidų ir būti su savimi, su pajautimais. Tai čia yra dabar svarbiausia, nes kiekviena tamsi jėga, tamsi būtybė visą laiką jūs provokuos ir norės nuvesti nuo susikaupimo į save. O jūs turite būti susikaupęs į save ir nesvarbu, kas tai atsitiktų, nes erdvės pradeda skirtis, matricos pradeda skirtis, viena griūti, kita statytis, kita pildytis. Jau energijos yra labai stiprios ir labai tankios, jau ateina į žemę. Ir kad žmogus galėtų lygiai taip pat priimti tankės energijas, jisai turi būti švarus. Jisai turi būti švarus mintise, savo širdyje ir savo kūne, savo sąmonėje. Taigi patarimas būtų toksai, jeigu jūs atsikėlėte iš ryto, nustatėte parametrus sėkmingai dienai, džiaugiai dienai, jausmingai dienai, tai jūs juos ir vykdykite, tokia diena jums ir bus. Jeigu jūs atsikėlėte iš ryto, jaučiate, kad jūs neturite jėgų, jūs neturite niekam noro, tai būkite sąžiningi su savimi. Tiesiog pragyvenkite šią dieną, neindeksuokite jokių formų. Kai kitą dieną jums bus tiesiog viskas gerai, galite indeksuotis kitokias formas. Taigi formų indeksacijos kokios, tai yra džiaugsmas, tai yra sąžiningumas, tai yra meilė, visos aukščios vibracijos, kurias duoda tie pojūčiai.
Tai visą tai jūs turite indeksuotis. Tai yra lygiai taip pat sąžiningumas su savimi ir su kitais. Ta tiesa, ne? Jeigu jūs indeksuosite formą melą, tai jūsų visa struktūra eis į destruktyvą. Tai į destruktyvą eisit, jūs turėsite pragyventi šitą situacijas. Jeigu jūs indeksuositės, būdamas sąžiningai su savimi, jūs indeksuosite tiesą, jūs sakysite tiesą savo ir visiems ir kitiems, jūs būsite atviri, jūs būsite empatiški, taip, atskleisite savo širdį, tai būtent šitas indeksas jūs ir ves. Ir būtent šitas indeksas jūs išves iš visų destruktyvių situacijų. Taigi, kokį jūs indeksą aktyvuosite, tai tas ir bus, žinokite tai. Ir bus labai greitai, iš karto jisai aktyvuosis. Ir kaip anksčiau reikėdavo pralaukti ten mėnesį, 2 ar ten pusę metų nuo atitinkamos energijos, dabar šios energijos indeksuojasi čia pat šioje dienoje ir netgi labai greitai. Taigi jūs palinkėsite kažkam tai blogo, jūs gausite atgal šitą blogį. Jūs palinkėsite kažkam tai gero, jūs gausite atgal tokį patį gerą. Taigi viskas vyksta čia ir dabar, šioje sekundėje, šioje minutėje. Taigi būkite sąmoningi, būkite supratingi ir tiesiog žiūrėkite, ką jūs indeksuojate. Jeigu jūs žiūrite žinias, žinokite, kad šitas indeksas, destruktyvus indeksas, kuris rodomas per žinias, jūs įtrauks į tas situacijas ir į tai, ką jūs turite pragyventi, į tą patirtį. Jūs išeisite į patirtį. Jeigu jūs žiūrite kitokius indeksus, kitokius filmus, pavyzdžiui, filmus apie meilę, ar tai kažkokias keliate savo vibracijas, klausote muziką, tai tiesiog ir jūs tiesiog praeisite pro visą tą destruktyvą lengvai, paprastai ir šitas indeksas įsitvirtins jūsų pasąmonėje, jūsų platformos matricoje, nes jūs žinote, kad jūs dabar dedate kiekvieną savo platformą, kiekvieną savo pragyvenimo platformą, kiekvienas asmeniškai, kiekvienas atskirai dedate savo ir tai, ką jūs indeksuojate, tas ir užsideda. Kokias jūs energijas išleidžiate, tai tas ir yra. Taigi, kaip ir sakiau anksčiau, šio mėnesio būtent ir šio pavasario ir jau nuo šio karto, jau kai jūs dedate tą platformą, jūs dedate savo 30 metų priekį. Taigi, sąžiningumas, atvirumas, gyvenimo pasitenkinimas, džiaugsmas, viskas, visos aukštosios vibracijos, empatiškumas, nuoširdumas, atvira širdis ir būtent tas kristolinis jūsų būdas, jūsų kalba, jūsų šviesios mintis, viskas dedasi. Ir dedasi, kaip ir sakiau, 30 metų į priekį. Tai tiesiog tai yra prioritetas ir tą jau reikia dabar įrašyti į neuroninės jungtis. Mes anksčiau gyvenome destruktyviame fone, mes nemokėjome gyventi būtent konstruktyvios fone, konstruktyviuose situacijose, bet dabar yra kitas laikas ir tame kitame laike mes turime gyventi ir pereiti į kitus dažnius, į kitas energijas, į kitas emocijas, į kitas būsenas. Taigi džiaugsmas, būtent ryškumas jūsų minčių, skaidrumas, be melo, be agresijos, su džiaugsmu, su nuoširdumu. Būtent nuoširdumas ir empatiškumas, atvira širdis, viskas tai eis į jūsų vibracinį foną, į jūsų fundamentą, kur dėsitės, kaip ir sakiau, 30 metų į priekį. Taigi, mylėjai, būkime sąmoningi ir veskime savyje šviesių modulius, šviesias mintis, šviesią sąmonę, sveiką kūną, švarų kūną,
nes tai labai svarbus indeksas, būtent švarus kūnas, nes švarus kūnas priima švarias mintis, jeigu nešvarus kūnas, mintis irgi nešvarios, taigi švarus kūnas, ta prasme ir viduje, švari flora, tai visi šitie indeksai yra labai svarbus ir tiesiog indeksuokite šios indeksus būtent dabar, būtent šiais metais, tai yra labai svarbu, nes iki 28 metų kūnas turi persiindeksuotis visame kame, nes po to jau indeksų nebus, po to bus jau tik tai realizacija, materializacija. O indeksai dabar yra dedami, taigi iki 28 metų, kiek jūs įdėsite į savo kūną indeksų, kokias jūs energijas įdėsite, kaip jūs įsivalysite savo kūną, ant tiek jūs jaunai atrodysite, ant tiek jūs ilgai gyvensite, ant tiek jūs būsite gyvybingi ir energingi.